Kamera sukasi. Ir veiksmas. Esu būgnininkas Jonas iš grupės Shower. Šiandieną filmuojam klipą, tavęs nebėra autobusų parke. Labai faina vieta, nes čia tokia, žinai, yra vieta, iš kurios pajuda visas troleibusų eismas į Vilniaus gatves. Tai dėl nieko nepergyvenu, bet tiesiog noriu, kad viskas pavyktų kaip yra suplanuota. Dedam čainą į silko medžiagas tam, kad suminkštinti šviesą ir sukurti dream-like atmosferą. Aš esu Kazimieras, grupės narys ir klavišininkas. Nuoširdžiai pasakysiu, labiausiai pergyvenu, kad kažkas neužsimuštų. Kad visi, kas į čia ateina, išeitų gyvi ir sveiki. O kad ten filmuos gerai, tai aš tikrai tikiu, viskas turėtų būti labai fainai, tokia exciting diena. Fainai, šiaip labai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinko. Labai fainai, kad tiek mosuotės susirinko. Tai, ja. Troleibusuose nutinka labai daug netikėtų dalykų. Važiuoji, matai priekyje žmonės, visokiausius įdomius. Nežinai, kokie jų backgroundai, ką jie veikia. Bet gal įkvepia visai. Tokia kelionė su kitais žmonėm keliaujančiams. Daugybė gyvenimų, skirtingų kontekstų susikerta. Gal kažkaip atrodo, kad tai kelionės daina tokia. Kad tai vyksta keliaujant, kad tai vyksta kažkur, kur keičiasi aplinkos, keičiasi žmonės ir nutinka kažkas. Tai kodėl tada autobusas stovi, jeigu keliauja čia? O kodėl autobusas, jeigu čia troleibusas? Simas mėgsta kiekvienoj savo dainoj turėti po pasakotą. Arba po kelis pasakotus, arba kelis personažus. Ir pagalvojau, kad šitam klipui reikia pasakotojo. Buvau muzikantas, esu bomžas. Gyvenu muzikoje. Turiu cigaretę. Parūkyt daug. Montaže visai iššūkių daug būna, iš tikrųjų. Šiuo atveju reikia sutvarkyti dinamiką. Ir nepamiršti, čia laiku pristatyti pasaulios, kaip jis sudėtas. Tai.